Labas vakaras, gerbiami sporto mėgėjai. Minutė 42 sekundės. Krapikas, prieš Belosėnas. Jovaiša. 3 taškai. 85-81. 85. Teisingai, 85-81. 1 minutė 27 sekundės. Kurtinaitis išmuša kamuolį. Krapikas. Jovaiša. Ir pražanga Jurijui Kosenkai. Minutė 19 sekundžių, 4 taškai. Ir baudas mes Jovaiša. Na, ne vienas treneris leima minutės per traukėlės. Bijo pagadinti. Matyt. Gaila. Žaidėjai įsijautė į žaidimą, lieka paskutinės minutės. Ginčas. Susikėma dėl kamalio Aleksandras Belosėnas ir Gintaras Krapikas, na, kad netaiklios baudas, tai matyti jau čia turbūt ir nuovargio pasiekmė. Jau nebesisėda ant suolelio Viktoras Božanaras, Budivelniko treneris, matyti jau ir stovės iki rungtynių pabaigos. Belosėnas, aišku, aukštesnis. 3 krepšininkai prie Žalgirio krepšio ir visi 3 kijeviečiai. Minutės pertraukėlės prašo Žalgirio komandos treneriai. Tika tolimų metimų 3 taškus pelnė Valdas Komičius, 87-84, lieka žaisti 53 sekundės. Na, kijeviečiai stengsis kamuolį išlaikyti kiek galima ilgiau. 87-84, tik 3 taškai skiria žalgiriečius nuo Kijevo krepšininkų. Volkovas. Lekarauskas atkovoja kamuolį 36 sekundės. Na, aišku, dabar reikia stengtis pataikyti iš toli, bet šitą supranta ir varžovai. Pražanga Andrėjui Šaptavai. Trečioji pražanga, o ką darys žalgiriečiai? Atsisako nuo metimų ir čia minutės pertraukėlės prašo dabar jau Kijevo Budivelniko treneriai. Štai neėmė pertraukėlę dabar viena po kitos. Techninis protokolas, atkreipkite dėmesį prieš paskutinę eilutę. 38 kamuolius atkovoja Budivelnikas ir tik 26 Žalgiris. Tai po krepšių šeimininkavo šiandien kijeviečiai. Na, jų geresnis ir pataikymo procentas ir žymiai daugiau mesta iš arti. Tai kijeviečiai metė 55 kartus, o žalgiriečiai tik 36. Na ir Arvydui Saboniui, aišku, turbūt labai norėtųsi būti aikšteliai, ko gero aikšteliai būtų buvę žaisti lengviau negu sėdėti ant suolelio. Žymiai lengviau. Na, bet ką padaryti, reikia galvoti ir apie rytdieną. Išlaikyti 40 minučių ant suoliuko. Taip, čia sunkus. Galima sakyti, kad tai elektros kėdė, kur srovė ne per didelė, tokia, kad žmogus kamuotųsi kaip galima ilgiau. 24 sekundės, 87-84, atsiliekame 3 taškais. Na, kadangi žalgiriečiai atsisakė nuo baudos metimų, tai manau, kad ir stengsis, aišku, mes iš toli paskutinę sekundę, tai kijeviečiai turbūt dabar nevengs ir dar kartą ar kitą pažeis taisyklės. Komičius. Meta iš toli nepataiko, Krapikas. Pats meta iš toli. 3 taškai. Lieka 12 sekundžių, rezultatas lygus. Volkovas. Bando kamuolį atimti iš jo Komičius. Atsistoja visi. Meta iš toli Volkovas. Neįtikėtinas metimas. Ar bus įskaitytas? Na, teisėjai rodo, kad metimas įskaitomas. Štai matom dar kartą šį momentą. Beveik nuo aikštelės vidurio metė Volkovas. Ir vienas kitas su pergalę sveikina Kijevo Budivelniko krepšininkai. Na, švieslentėje kol kas rezultatas nesikeičia. Na, gal palaukime ir mes sprendimą. Aš nespėjau vienu metu žiūrėti į aikštelę ir fiksuot laiko, kaip jums atrodo, Modestė, ar bus įskaitas metimas ar ne? Čia jau teisėjo nuomonė. Atrodo, 2 sekundės buvo likę, bet Volkovas pažiūrėjo į švieslentę 2 sekundės. Ar jisai spėjo šitą išnaudoti? Čia tegu sprendžia jau. Na, kągi, visi nuščiuvę turim laukti sekretariato sprendimo. Kol kas švieslentėje rezultatą
lygus. Na, jeigu vyktų pratęsimas, kaip atrodo, kieno šansai geresni? Kaip sakot, Kieno šansai geresni, jeigu vyktų pratęsimas? pratęsimas be abejo mūsų dar vyrai turėtų 5 minutės šansų. Na, dalis publikos džiugoja. Tačiau aš, aišku, nesiryžtu tart žodžio, tol kol nebūsiu pilnai įsitikinęs. Matom rungtynių komisarą, o komisaras šiandien tarptautinės kategorijos teisėjas iš Maskvos Olegas Kamiševas, patyręs arbitras. Sunkus uždavinys komisarai, dabar reikia spręsti likimą. Taip. Medalių. Labai sudėtingas uždavinys komisarui. Na, čia jis nori veržtis ir aiškintis padėtį Budivelniko treneris, Viktoras Božanaras. Taip pat netoli ir žalgiriečių treneriai. Na, lauksim teisminio sprendimo. Taip. Na, lyg tai parodė teisėjas iš Maskvos Grigorjevas, kad 2 minutės pertrauką duoda. aha, reiškia skiriama pertrauka. Skiriama pertrauka ir na, nesiryžtu tarp. Pertrauka. Taip, pertrauka ir matau, Michailas Grigorjevas kviečia prie savęs kapitoną. Tai atėjo Aleksandras Volkovas, bet suprantama, jis Gerai, kad šitos rungtynės Kaune, o ne Kijeve. Kijeve be abejo būtų užskaityta. gali būti. O Valdas Komičius, na čia pat, na, reikia susitarti, į kurį krepšį toliau bus tęsiamas žaidimas. Taip, bus žaidžiama į tos pačius krepšius. Na ir visų mūsų džiaugsmui metimas neįskaitytas. Taigi pagrindinis rungtynėms skirtas laikas baigėsi lygiomis 87-87. Michailas Grigorjevas kviečia aikštelę išeiti penketukus. Kasgi bus? Na, matau, kieviečių pusėje pasiruošė įeiti aikštelę Volkovas, Belosėnas, Šaptala, Kostenka ir Murzinas. Žalgiriečių penketukas. Na, Sabonis aikštelėje, bet dėja be sportinės uniformos. Jovaiša, Kurtinaitis, Brazys, Komičius ir turbūt Lekarauskas. Na, tikrai reto dramatiškumo susitikimas. Na, suprantu, kas dabar dedasi Kijevo Budivelniko komandos žaidėjų širdise. Pergalė atrodo buvo iškovota. Na, bet ką padaryti teisėjai, metimą neįskaitė ir reikia žaisti toliau. Taigi, pirmasis pratęsimas. Dar ginčiai prie sekretariato. Podkavirovas, beje, šis krepšininkas jau turi 5 pražangas, vadinasi, jeigu jis bus nubaustas dar viena, tai 6-ąją, tai jau turėtų būti skiriami doubles metimai. Na, bet kamuolį atkovoja Budivelnikas. Volkovas. Ir penktoji Gintaro Krapiko pražanga. Ką padarysi? Stengiasi Gintaras, pelnė 8 taškus. Daug padirbėjo gynyboje, dengdamas Aleksandrą Volkovą. Na, dabar jau belieka stebėti susitikimą nuo suolelio. Vietoj jo žais Romanas Brankauskis. Neįmeta Belosėnas baudų. Ir Rimas Kurtinaitis. Tai matom, kaip
Tenka prakaitą šluostytis ir treneriams. Jovaiša. Na, paskutinį antrojo kėlinio Kijevo krepšio šturmą turbūt galima būtų palyginti ir su Cibonos krepšio šturmu Jugoslavijoje. Pažįstat, įvaikosi Murzinas, lieka 8 sekundės. Ir visai kitai taisyklės pažydė pats Rimas Kurtinaitis. Tai tiek jėgų atiduota. Nu ir tikrai kažkaip nėra kaip Rima Bart už tai, kad dabar suklydo. Penktoji Rimo Kurtinaičio pražanga, 30 taškų. Na ir tikrai pasiaukojantis mūsų krepšininko žaidimas. Viena ir viena. 94-90. 10 taškų pelnė Murzinas. Komičius atkovoja kamuolį ir čia pasuosis. Bando atimti kamuolį Volkovas. Nepavyko. Brazys. Brazdauskis. Jovaiša. Dar 15 sekundžių galima kontroliuoti kamuolį. Lekarauskas. Jovaiša. Brazdauskis. Po taškai. 96-90. 35 sekundės. Na, paskutinis beviltiškas metimas. Ir žalgiriečiai jau nesiginčia. Sunku pasakyti, man atrodo, kad kijeviečiai išleido kamuolį iš galinės linijos. Na, teisėjai lieka visą teisus. Belosenas. Ir Komičius. Brazdauskis. 98-90. Lieka žaisti 15 sekundžių. Vėl kamuolys atitenka Budivelniko krepšininkams. Lieka 10 sekundžių. Na ir tikrai po dramatiškos kovos 3 taškai įskaityti. Minutės pertraukėlės prašo Žalgirio komanda. Lieka žaisti 9 sekundės. 98-93. Na, Žalgiris nebepavimas. Na ir Modestai, kaip jūs įvertintumėt, kasgi lėmė šios dienos tokį rungtynių baigti? Aš manau, kad žygdarbį padarė visgi žalgiriečiai, kaip ir ne vieną kartą jau su Europos taurė padarė ir šiandien, man atrodo, tas kovojimas iki galo visgi dažniausiai priveda prie to, kad komanda apdovanojama yra pergalė. Kovoti iki galo. Na kągi, belieka šitą palinkėti žalgiriečiams ir rytoj. Nu, belieka palinkėti atsistatyti jėgas per šią naktį ir kad rytoj užtektų jėgų. Lekarauskas, metimas netaiklus, čia aidžiai teisėjo šūvis, fiksuojantis žalgiriečių pergalę, rezultatu 98-93. O mes dėkojame Modestui Palauskui už įdomų komentarą ir savo laidą iš Kauno sporto halės baigiame. Jis organizavo Lietuvos televizijos ir radio sporto redakcija, režisierius Alfredas Pledis, apie susitikimą pasakojo Modestas Pavlauskas ir Algimantas Pavilonis. Viso labo.